socialistinėje visuomenėje buvo sakoma, kad asmenybės neturi įtakos visuomenės raidoj. Aš manau visiškai kitaip. Aš manau, kad asmenybės turi ypatingai didelę įtaką visuomenės raidoj. Asmenybės. Dabar grįžtant prie to, kad jūs pasirinkot partiją, tą, kurios ideologija ir programa jums pasirodė pati tinkamiausia. Aš nesu susipažinus su jūsų partijos programa ir aš žinau, atvirai pasakius, aš žinau Paulauską, kadangi jį visi žino, aš labiau jį žinau kaip teisininką, netgi ne kaip Seimo narę, buvusi Seimo pirmininką ir panašiai. Ar jums neatrodo, kad visos partijos, tame tarpe ir šita partija, aš galbūt čia suabstraktinu, bet aš specialiai noriu pabrėžti tai, deklaruoja vieną, kol ateina į Seimą, o Seime būdami daro visai ką kitą. O tada aš jau kaip ta žydukas klausimui klausimą. Ar jūs skaitėte spaudoje tokius teiginius, kuriuos išsakė Vaigauskas, Zenonas Vaigauskas, VRK? Aš jį būčiau senai išvijus iš pirmininkų šitų. Na, tarkim, jeigu jisai yra tendencingas žmogus, tai mes visi esam šiek tiek tendencingi. Taip, ir kai Paulauskas pralaimėjo rinkimus į prezidento postą, tai, aš nenoriu būti jokia juoda moteriškė, bet man atrodo, kad tenais buvo daug nešvarumų. Šitą, kaip sakyti, ir aš po to nutariau, kad Zenoną Vaigauską reikia vyti von iš viso, kad nepadarytų to su kitais. Na, čia yra, kaip sakyti, juoda paslaptis. Laidai būna paslaptis, žinoma. Visi žino, kaip sakant, tyliai tai žino, bet... Bet vis vien jį laiko. Suprantu, bet laiko jį tikrai, žinokit, tie, kurie turi galios laikyti. Dėl to ir vyksta klausimas, kad tas galias yra noras sumažinti, ar ne? Tų, kurie nesažiningai jas laiko. Bet sakykime, tas pats Zenonas Vaigauskas, kuris nėra labai gerbėjas Naujosios Sąjungos, ir ypač, ko gero, Artūro Paulausko, ar ne, didelis gerbėjas, jisai viešai spaudoje ne kartą yra pripažinęs. Ir galiu pasakyti, net 2006 metų lapkričio mėnesį Lietuvos ryte buvo peržvelgta partijų pažadų ir įvykdymų programa. Ten buvo labai trumpų sakinukų. Taip, labai trumpų sakinukų. Pačiam gale labai neryškiom raidėm parašyta, kad mažiausiai žada ir daugiausiai įvykdo Naujoji Sąjunga. Gerai, bet tai yra nepopuliaru.